Kur čia Vilmutė atvykome? Einam į Ingos rūkyklėlę. Sakė, viskas yra išragauta, šitoj skaniausia. Ir 3 konkurentai kažkur yra. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums, kad nepasididžiavot, užsukot į tą Rusnę, į tą Ingos rūkyklėlę. Gal kam teko Rusnėj būt? Teko, jo. Nu, tai aš pradedu istoriją apie savo veiklą, apie savo gyvenimą ir visą tą, kaip ta žuvelė atkeliavo pas Jūs čia prie stalo. Kad būtų Jum aiškiau, mūsų veikla jau vyksta 30 metų. Tai aš šiandien taip pasiskaičiavau, tai pradėjau 25. Šiandieną man 55. Jau šiandien mano dukra vyresnė už mane. Tai va, tai galvoju, paskaičiavau kažkodėl, nežinau. Bet jau viskas, jau taip yra lemta, kaip sakau, Rusnėj gimiau, Rusnėj augau, Rusnėj ir pasilikau. Nuo ko prasidėjo tas mūsų versliukas? Mano vyras šilutiškis, kada mes susitokėm, vis tiek mane traukė į Rusnę, nors Šilutėj pabuvom, traukė į Rusnę ir kai grįžom, jau galvojom, ką čia toliau daryti. Vyras mano apie žuvį nieko nenutokdavo. Aš tai, pavyzdžiui, mano tėveliai irgi žuvį rūkino. Aš nuo mažens, kaip sakant, čia saloj, prie vandens, prie žuvies augau nuo mažens. Nu ką vyras sako, tai Rusnėj, nu ką čia daryti, nu reikia įmonę įkurti žvejybos. Žvejot pradėjo, žvejys dabar yra Jėzau. Nu, o aš sakau, galvoju, nu gerai, tu to žuvies gaudai, tai aš moku rūkinti, žinau ką daryti su ja. Nors anksčiau, kai mes pradėjom prieš 30 metų, dar nelabai buvo taip jau, kad prekiauti, dirbti su ta žuvim. Viskas po truputį ir buvo tik tai vien karšis. Bet kada pradėjom tą karšį rūkinti, tai jūs patikėkit manim, tų žmonių važiuoja. Mes pradėjom tik taip, atrodo, pasirūkinsim ir tiek. Labai daug norinčių. Tai va taip įsivažiavom, ką čia turim susikūrę, viską turim savo rankom ir grinai nuo nulio. Tai va ir namai, ir kiemas, viskas taip po biškutį į priekyje. Aš tai pradedu savo kalbą, bet žinau, kad žmonėms tas patinka, kad jiems įdomu, kaip mes čia toj Rusnėj gyvenam ir kaip anksčiau mano draugai sakydavo, nu ką jūs iš to žuvies prasigyvensit. Mes stovim su vyru, paišini prie tų rūkyklų, sušalę paišinom rankom, atrodė visi ir kaip jūs prasigyvensit. Nu, bet reikia daug dirbti, netingėti ir tikrai, vat, vaikai sako, kad mama ir tetis yra mums kaip pavyzdys, kad sunkiai dirbant galima uždirbti. Tai va, tai ta 30 metų taip mes va su ta žuvele ir tradicinė žuvis yra karšis. Nuo karščio viskas ir prasidėjo ir kaip klientai sako, viską išragavom, vis tiek grįžta jie prie karščio. Nors jis tai yra šokotas, bet patinka žmonėms. Tai, žodžiu, parodysiu šiandieną šiek tiek nuotraukėlių, kad būtų jums aiškiau. Čia yra mano dukra. Ir galiu pasidžiaugti, kad dukra baigė universitetą, kaimo turizmo rekreaciją. Ir žinokit, sako, jau baigė mokslus, mama, draugės važiuoja į užsienį ir aš išvažiuoju. Sakau, niekur tu nevažiuosi. Nes man vienai jau buvo per sunku, nes edukacijas pradėjau prieš 8 metus. Ir pradėjau labai paprastai. Net juokingai, šiandien pasakoju ir juokiuos pati. Čia nebuvo tų pavėsinių, čia prieki buvo tokia nedidelė pavėsinė mūsų šeimai, ant 10 žmonių. Bet suprantat, aš rūkinu tą žuvį, tenai būdavo mūsų tos rūkyklos, būdavo tokios paprastos, aišku, neturėjom taip ir tokie mūsų susitvarkę. Ateina žmogus žuvį pirkti, jis mato dūmas rūksta ir prašo, nu parodykit, o kaip čia ta žuvis? Nu, nusivedi prie tų dūmų, rodai tą rūkyklą, nusivedi kitą rodai. Ir taip iš vien. Ypač atvažiuoja su svečiais kažkas, irgi, nu parodykit, kaip čia ta rūkykla.
Ir man nei manęs kas mokino, nei man kas ką sakė, nei aš kažką galvojau, aš matau, kas žmogui yra įdomu. Vyrui sakau, reikia statyti, vieną dieną sakau, reikia statyti pavėsinę gerą, reikia statyti didelės rūkyklas ir pradedam. Vyrui žiūri, sako, tu juokauji, sako, tu žinai, kiek čia reikia sumokėti už viską. Aš tokia visa virpanti, bet širdį galvoju, žinau, ko žmonėm reikia. Nes būdavo taip, žinokit, vedžioju tos žmonės, Dieve, kiek aš čia galiu jos vedžioti ir taip, žinai. O darbo yra ir nei pasako daug nesinori, jie klausinėja. Ir kai aš pradėjau pirmą edukaciją, tai buvo šitas, tas pats stalas. tą stalą aš pasistačiau čia kieme, nes čia nebuvo tų pavėsinių. Pasikabinau tokį tinklą, pasidėjau ąžuolinę lentą, peilį, va taip pat tos kibiriukus ir galvoju, nu aš jums parodysiu, jeigu jums taip įdomu, ką mes čia darom. O mano draugė juokdavo, sako, ką tu čia dabar rodysi savo tą darbą? Aš čia, sako, edukacijos. Sakau, parodysiu, nes aš sakau, matau, kad įdomu. Atsistoju, žinokit, prie tos sienos, nei tų pavėsinių, nei to žuvies, kur padėti. Pasiemu tą karšį, atsistoju ir laukiu pirmos grupės. Ir į kiemą įeina grupė 50 žmonių. Aš dar neturėjau nei vienos edukacijos. Ir taip įsivaizduokit, jūsų šiandien 36 jau daug, o 50. O aš dar jaunutė, 25 metų. Ir taip pareina tas būrys, tai žinokit, man taip kojas veikvėt pradėjo. Galvoju, kad? O aš nepasiruošus visiškai. Vat vaikai tai turi skaidres, jie pasakoja kitaip, jie veda edukaciją visai kitaip. O aš kiekvieną kartą pasakoju taip, kaip yra. Aš nieko nediktuoju, nieko nes. Ir galvoju, kaip bus, tai bus. Ateina ta grupė, aš ir pradedu. Čia pasakoju, čia pjaunu, viskas, visiems taip įdomu. Galvoju, gerai, vesius prie rūkyklų. Rūkyklos irgi visos senos, ar tokios buvo paišinos. Kaip tik buvo pilna rūkykla karšių pridėta žuvies. Ir jie visi eina, jie kitos moteris šviesiom kelniom apsirengusios. Ten vietos nedaug. Eina, puola į tos dūmą. Aš sakau, atsitraukit toliau, aš pradarysiu rūkyklą, čia tie dūmai jums, žinai, kvapas vis. Ne, mum įdomu. Aš pradarau tą rūkyklą, ir taip pilna sudėta visi chorų. Taip, žinot. Tai dar pamačiau, kad jiems įdomu yra ta visa veikla, viskas. Ir tos moteris eina, sakau, įsipaišinsit. Ne, tai gerai, va, parsivešiu prisiminimą. Kelnes paišinas, va, taip būdavo. Ir čia, va, pavėsiniai toks vienas stalas nedidelis. Nežinau, nei kaip juos vaišinti, nei kaip čia papjausti. Vieną didelį karšį atnešu ant visos grupės pasimetusi. Tie žmonės nesidėčiuoja, eina tą karšį su rankytėm, valgo, visi patenkyti, visi laimingi. Bet paskui galvoju, vyrui nereikia daryti, jeigu jau darom, reikia padaryti, kad žmogus atsisėdo, paragavo, paskanavo, normaliai pabuvo, ar ne taip. O dabar aš su ta visu būriu, tai prie rūkyklas, tai čia, bet visi laimingi patenkinti. Tai dar atsimenu, jeigu jums įdomu, kad gidė sako, reikia kažką daryti. Sodė čia stalą, tokį ištiesiu, sako, vokiečių grupė atvažiuoja. Inga, tu suruošk mums žuvies, taip ir taip. Aš čia, sakau, nėra tos pavėsinės, čia sodė, greit stalą pripjausiu, viskas gerai, viskas tinka. Nu ir sakau, pradėjom šitaip, įsikūrėm, susitvarkėm ir 8 metai. Mano vyras sako, jau Lietuvoje tų žmonių nieko nėra. Sakau, nežinau, kaip tu čia mastai, sakau, bet edukacijos vyksta 8 metai, kaip yra tų žmonių, taip yra. Tai aš ir vaikams sakau, nu jau dabar, jau turbūt kitais metais jau bus mažiau, bet patikėkit manim, visą rugsėjį yra užrezervuotas kiekvienas savaitgalis. Būna pavasarį po 4 grupės per dieną. Tai mes greit stalus nurenkam vėl kitą grupę, taip va kas valandą. Važiuoja, esam patenkinti ir turbūt žmonėm įdomu, tai tokia mūsų veikla. Dabar truputį parodysiu, sakiau, kad neįsiplėsiu, aš labai mėgstu kalbėti, tai parodysiu mūsų tokią maždaug produkciją, tai jūs valgysit tokią išklotinę skumbrę, valgysit upėtakį, bet upėtakį valgysit verstą su prieskoniais, kitaip daryta. Čia karšiuką valgysit ir jūrinį ešerį, 4 rūšis bus. Dabar, reiškia, čia 21 pati nebeatsimenu, 12 metais mes gavom, reiškia, tautinio paveldo sertifikatą. Kaip mes įgavom? Viską filmavom kieme, ką mes darom. Kaip plaunam, kaip ruošiam. Ir ten važiuoju, sėdi ministerijoje žmonių grupė, apie 10-12 žmonių. Ir aš va taip kaip jums atsistoju ir pasakoju, rodau skaidres, kaip mes darom, kaip mes ruošiam. Tai mes praėjom iš pirmo karto.
Bet jau viskas, jau turėjo būti autentiška, negalėjo būti jokių plasmasių, kaip šiandien, vat, negalėjau su pirštinėm būti, viskas taip paprastai, kad vat, taip tokia autentika. Paskui va šitai pasigirt galiu, 2017 metais mes iš ministerijos gavom už nuoširdų darbą puoselėjant Lietuvos tautinį paveldą. Tai buvo apie 60 žmonių iš visos ministerijos, atsimenu, buvo spalio pabaiga ir labai šalta, bet jie čia tokie patenkinti, visi irgi vaišino, vedėm jiems edukaciją. Tai jie čia yra tokia knyga svečių, tai surašė didžiausius lapus padėkos, jiems irgi labai patiko. Paskui gavom čia tokį už metų patiekalą diplomą. Va. Čia va, kad tautinio paveldą turim. Ir nuo ko, vat, vyro čia yra įmonė, Urėja, čia mūsų tas toksai laivas žvejybinis. Čia yra mano sūnus, kuris irgi žvejoja pas tėtį, nes jau tas vyriausias sūnus, tai jisai nuo mažens irgi ir tinklus painiojo, ir žvejybą važiavo, ir su žuvim žentą ir tavo pripratinom, tai irgi jau, o buvo irgi nieko. Nes turiu ir žentą, ir marčią, atvažiuoja vaikai, sako, mama, tik nedėk prie stalo žuvies, sako, apsivemus. Dabar, žinokit, valgo ir žentas, ir marti, ir anūkai, ir visi, ir bėga, baba, krevečių šaukia, baba. Tai va, tai čia reiškia tokia žvejyba. O pradžiai sakė, nieko nesiūlyk, nemėgsta žuvies. Čia yra jau toks didžiausias gal laimikis per mūsų tą visą. Gal žinot, kokia čia žuvis? Šalma. Ir gal atspėsit, kiek jis gali sverti. Šiaip už mane didesnė buvo. 100. 30, 80. Daugiau? 120. Ne, nebekankinsiu, 50 kilogramai. Va, tai čia taip jau ir pakelti sunku jį. Na, čia vėl va rūkytos žuvies matot vaizdus ir čia va matot rūkyklėlę. Tai rūkyklėlės mūsų yra su sėtais, kaip sakau, tie tinkliniai tokie sėtai. Reiškia, paskui aš jums paaiškinsiu, parodysiu, kaip mes tą žuvį prapjaunam. Ir čia va karšių skumbrė ir taip susideda kažkur po 5 sėtus. Ir kai rūkinė, taip traukės iš apačios po vieną, maždaug kas valandą, jie visi iš karto neišrūksta. Aš jums kaip parodysiu, kaip mes ją pjaunam. Nu va čia dar stinta yra. Čia va, tik tai mes ką, mes visą žuvį dedam ant sėtukų, tik tai va šamą, ungurį, aš kabinu ant kablių. Tai senais laikais, atsimenu, jūros šventėj, užsisakė tokį šamą, kai nepameluočiau, kažkur buvo iki 40 kg vienas šamas. Tai buvo taip, kad mes labai, sako, norim, kad jisai būtų visas cielas. Aš sakau, galiu bet kokį išrūkinti. Šamus ungurius iki pat dabar tik tai aš išrūkinu, nes vyras tai duoda karščio, tai sutrūkina, tai nukrenta. Čia reikia labai mokėti, labai atsargiai, nes ir tai reiškia tą šamą jūros šventėje, atsimenu, sakau, aš turiu įsimatuoti, čia yra tokie pagaliai, aš tokius turiu kablius, vyras turi padaręs per žiaunas kabinu ir ant to pagalio. Ir taip dedi, va čia, va kaip matot, va taip tie iš šonus įsideda. Tai žodžiu, tas šamas jūros šventė, kur užprašė, cielas netilpo nekaip. Nes, va, kaip kabini nuo viršaus, jau patį viršų, tas šamas taip padega į pakurą rėtis. Tai, sakau, nekaip neišrūkinsiu, tada darėm taip, pjovėm šamą per pusę, dėjau ant sėtų, paskui išrūkinom, taip gražiai sujungėm. Va, o tai kas netelpa, tai jau aš jau nekaip negaliu į pakurą. O tai gulinčio negalima? Žinau, tai gulinti ir rūkinom, bet pjovėm per pusę. Nes gulintis taip neišrūksta. Matot, karšį, ten tokia kita žuvį, kiti kabina. Bet, va, pavyzdžiui, karšį va taip pakabini ir visas sultis, visi tie taukiukai, viskas nubėga. O mes tai paguldom ir tas lieka viskas žuvy. O šamas ungurys turi uodegą ir jisai nepraleidžia, visas tankas subėga į uodegą. Tai dėl to. Ir dar ką, mūsų žuvies, pavyzdžiui, nerasit niekur. Nei jokiose parduotuvėse, nei jokiose halėse, nei turgose, niekur. Mūsų žuvis yra tik ten, kur mes patys nuvažiuojam. Tai mes nuvažiuojam visada į Vilniaus kaziuko mugę.
viena iš geriausių tokių švenčių mūsų pažįsta į jūros šventę. Bet jūros šventę ne visada, nes kartais orai žuviai per karštą, nors ir turim tokią mašinytę, bet nerizikuojam, su žuvim yra rizika. Dar galiu pasigirti, kad mus labai dažnai ir pafilmuoja, gal kada kas matėt nacionalinę ekspediciją. Rusnešė kuruotė nacionalinė. Tai irgi mus filmavo. Ir čia dar mus filmavo, jeigu matėt Lama Istas, kur yra televizija. Tai va šita va moteris, ten toks. Jie irgi mus filmavo, mes čia parodėm, jiems vaišinom, jiems irgi labai patiko. Dar va darom, užsisako žuvies padėkliukus. Tai labai irgi populiaru, labai žmonės anksčiau pasiema, sako, oi, čia reikia vežti, čia mums patiem karpyti čia, o kas važiuoja ir į gamtą, ar į kokią šventę, net dovanas užsisakinėjo, tai vat padarom visokiausių tokių, kai pasako kokią žuvį, kokią suartį ir mes viską paruošim. Nu, čia dar va tie padėklėliai visi. Nu tai va, tai tiek tos mūsų veiklos, tik tai dabar tada nebekankinu, greičiausiai aš jums jau atsibodau, jūs norit turbūt to žuvies pavalgyti ir galvoja, čia bamba jinai, tikrai gyrėsi, nesąmonė šneka. Tai trumpai parodysiu tą tradicinį karšį. Visiems lėtai parodysiu, neskubėsiu, nes jums kažkaip. Čia yra vat karšis. Pavyzdžiui, karšio 50 kg mes su vyru jau sutvarkom iki sūdymo, paruošimo 30 minučių maks. Tai vyras skruodžia, aš jam žarnas plaunu ir ją apdirbam, jinai jau būna paruošta, nes jau ir laiką buvom nusijėmę pabandymai. Karšį pradedam pjauti va šitaip nuo uodegos. Čia va aš įsipjaunu, va taip, uodegėlį čiut įsipjaunu ir tada kišu peilį. Bet reikia pataikyti ir paleist stuburą per nugarą. Senais laikais rūkindavo per pilvą visi. Mes kartais irgi bandėm tą tradicinį daryti kaimišką, kaip būna per pilvą. Čia išpjauni, žarnikės išėmi, išplauni ir rūkinė ciela. Bet kuo toliau žmonės pradėjo valgyti ne tik uoslę, bet ir akimis. Jie nori to vaizdo, jie nori to grožio, jie nori matyti tą. Tai mes pradėjom, ne tik mes, yra daug rūkelių, pjauti jį. Va, šitaip įsipjauni. Ir tik yra sunkiau jau per galvą. Tai čia va, įsmėgi peilį. Mes turėjom čia vieną kartą turėjom vokietukus, vaikus. Tai jūs įsivaizduokit, kaip aš pradėjau tą karšį pjauti, tie vaikai visi įsilakstė. Jie jie pradėjo rėkti, čia vokiškai visi išbėgėjo, aš sakau, vat ir edukacijai stovi viena, tie vaikai čia laukė. Tai paskui nutarėm, kad vaikam nerodyti tų pjovimų. Tai mes juos tik vaišindavom ir sugalvodavom žaidimus kokias. Tai va, aš taip įsipjoviau, perpjau galvą, bet čia va prie uodegos trūksta, tada aš dar va ją padailinu. Įpjaunu. Kartais dar lieka va kauliuko paspaus. Nu, jėgos reikia, bet tai išmoksta, atrodo viskas paprasta. Tai va, kai aš tą karšį išverčiau tiem vokietukam, pamatė kraujo ir įsilakstėsi. Tai va, čia jau išpjautas vat karšis. Nu ir viskas, vat išsijėmi žarnikės. Sakau, jau mes tos žuvies tiek esam pridarę, tai aš jau vyrui jokios, sakau, užsimerkus, galėčiau ir iki rūkyklų daeiti, ir tą žuvį išpjauti. Dabar, ką liečia žiauną, žiaunas mes išimam visada, ne visi išimam, bet jos duoda kartumo ir kraujo, ir ta estetika, ir tas grožis, čia viskas dangsta. Tai va, taip įsiima viduriukai. Tada mes merkiam į vandenį ir paprastų šepečių ją išplaunam. Tačiau jūsų netaškyti, aš va, prabraukiu, tuoj aš va praplaunu, va taip va paprastai, kaip kokia. Plauni, viskas. Ir tas karšys jau yra nuplautas, nieko daugiau nereikia. Aišku, biški va čia negražiai paskrodžiu, bet nieko. Vaizdas vis tiek yra. Va, jis jau nuplautas. Ir dabar parodysiu tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, daug kas žuvį merkia, gal girdėjot, merkia, deda į vandenį druską ir merkia ale rasalas. Tai aš manau, nuo pas pradžių mūsų veiklos yra didelis
didelė nesąmonė taip daryti. Ir pasakysiu dėl ko. Todėl, kad žuvis vandenį, jinai riebalas visas lieka vandenį, ta žuvies skonis lieka. O mes darom taip. Tik tai mes niekada neskaičiuojam, nesveriam druskos. Imam saują, vat įsiskrodė į karšį, aš susiguldau ir va taip. Gali net nežiūrėti, vat vienodai svarbu visur išberti viskas. Šita žuvis jau yra pasūdyta. Ir vėl pjauni, vėl vieną iššūs ir sūdai. Susisūdai tą kalną ir palieki karšį valandai laiko. Va taip paprastai. Ir kada jūs irgi ruošit, nebijokit, žuvis pasiema tos druskos kiek reikia, ar čia biškį daugiau išbersi, mažiau. Nu svarbu, va taip užberti jau, kad negailėti. Aišku, dar kiekvieną žuvis skirtingai žinokit. Pavyzdžiui, jūros, tą kitą žuvį, kur mes negaunam, tai mes ją perkam, bet patys ruošiam. Tai tokį jūros ešerį reikia 2 valandas sūdyti ir tai jam vis mažai tos druskos labai sunkiai įsisūri, bet jau apiberiam stipriai. Pavyzdžiui, skumbrė išklotinė, kurių šiandieną valgysit, tai tik pusę valandos. Jau jeigu ilgiau paliksi viskas, jau jinai nebeskami, jau jinai sausesnė ir šiaip mūsų žuvis nebūna sura. Kartais kiti net padėvėjo, sak mažai druskos. Jeigu daug druskos, iš karto riebumą ištraukia žuvies, tokia sausesnė pasidaro ir skonis dingsta. Tai va, tai reiškia tas karšis pasūdytas valandą pabuvo. Kaip sakau, vis tiek mes tą kiekį biškį didesnį turim, tai aš visada pasiemu iš karto 2 karšius va taip už storesnės vietos. Ir viskas ir 1, 2 karšis nuplautas, nieko daugiau daryti nereikia, nei mirkyti, nei ten draskyti, jo viskas. Čia yra nuplautas ir paruoštas keliauti į rūkyklą. Tai kaip rodžiau jums skaidrės, yra tie tokie setai. Tada tą karšį nuplautą nusivežu prie rūkyklos ir ant tų setų, o taip suguldau visą. Ir toliau prieskaniai. Nieko mes netrinam, nieko ten nemasažuojam ir nieko nemarinuojam. Taip kaip iš druskos išėmėm, nuplovėm, dedam juodo pipiriuko šiek tiek ir anksčiau dar pjaustydavom tą tikrą česnaką, tai jūs patikėkit manim, kiek aš jo reikėdavo pripjaustyti. Dabar perkam tokį gatavą, jisai nėra prastas, va. Tai pipiras juodas ir česnakas. Ir kaip kiti sako, mėgiai labai, mažai prieskonių, dar kartais ta žuvis, kai rūkstam tų setų, atsiranda tos skysčio žuvies, tai mes kartais pratraukiam, biškį taip nuleidžiam, kad nubėgtų, nes kur daug yra žuvies, tos skysčio lieka baltos tokios dėmės. Tai kitis, kada pili ir biškį ten tų prieskonių nukrenta, baigiant rūkinti, jų kaip ir mažiau lieka. Tai kiti sako, oi, mažai prieskonių. Jeigu daug prieskonio, tai patikėkit manim, jūs jau to žuvies skonio nejaučiat, jūs jaučiat daugiau prieskonio. Turi būti natūraliai, nereikia daug, tik juodą pipirą ir česnaką, viskas. Jokių ten nereikia žuvies prieskoniai specialūs, o dar kažką nieko nereikia, tik sugadino žuvies. O skumbrė irgi toks prieskonis? Viskas tas pats. Juodas pipiras ir česnakas, nesam niekada. Gal kitiem kažkas ir tinka, bet jau mes taip, nes ir toks tautinis paveldas, ir tas toks natūrali žuvis, tik juodas pipiras ir česnakas. Nes ir senais laikais niekas nieko nedėdavo ir nebūdavo dar. Yra tokia natūrali žuvis, nežinau, visiems patinka ta mūsų žuvis. Nieko mes nekeičiam, kaip darėm, taip ir darom. Gal sako, kad ką mes tik padarom, mes to žuvies paįvairinam. Kažkas, bet dabar neseniai doradą pradėjom rūkinti, labai patinka žmonėm. Tos įvairovės. O tas rūkinimas yra toks paprastas. Ir ką pasakysiu, niekada nesūdom žuvies ten iš vakaro. Ai, va, čia pasisūdžiau, nuplojau, paliksiu, rytoj ryte išsirūkinsiu. Viskas, aš sugadinsiu žuvį. Žuvis turi būti čia ir dabar. Vat vyras grįžo iš žvejybos, parvežė žuvį, jokių čia laukimų, pjauni, tvarkai ir viskas, įruoši. Jeigu tik tai kažką tu ten uždėlsiai, ilgiau, jau vis tiek viskas, jau nebe tas. Ir tas apie natūralumą tu niekaip neiešgausi. Sakau, su žuvim reikia čia ir dabar dirbti ir jokių laukimų. Ir ten, ne valandą, ten pusantros, užtai paliksiu, nuplausiu. Ne, taip negalima. Anksčiau mes net lapelius ant kiekvienos rūšies žuvies susimetom valandas, kad ateini, va čia tą, reikia plauti tada, tada. Tai toks darbelis. Tai vieną va baigiau užmigdyti už žmogų.
Tai va, tai nežinau, jeigu norit, galim kažką paklausti, bet... O su produktus, pavyzdžiui, kepeniukus tuos naudojate? Ne, ikrus naudojam. Tik tai va, kai ikrus naudojam, tai ikrai būna vienoj pusėje, tai reikia labai gražiai atskirti tos ikriukus, tai jie nepasitepliuotų ir jų neplaunam, nieko nedarom, jie natūraliai. O pavyzdžiui, o kaip skumrį irgi pjaunam per pusę? Pjaunam. Irgi išklotinę padarom. Taip pat išklotinę. Jo, tik ešerį reikia tik taip pilvuką išvalytis, jau būna gatalas, o vat visas toks darbas. Ir rūkinam su alksniu ir juodalksniu. Tai tik tokias malkočias greičiau spalvai gauna. Ir viskas irgi ir vat. Sakau, atrodo viskas paprasta, bet nėra, nu, dabar, pavyzdžiui, man kiti sako, nu tu durna dabar jungas, sako, čia visiems rodai, kaip rūkim, sako, tu čia konkurentų daug prisižinai. Nu, sakau, Jėzus Marija, ta konkurencija nėra blogai, sakau, išskyrėsi šiknas stengtis geriau daryti, aš taip pat sakau. Bet, bet aš jums parodžiau ir vis tiek jūs taip neišsirinkinti. Čia su žuvim ir aš jums pasakysiu taip kaip su kiekviena šeimininkė, tu sriubą virsti, vis tiek tu kitaip išvirsti. Ir kitas dalykas, nu, nėra taip viskas paprasta. Kol tu nepraeini pats to kelio, tu niekaip neišmoksi. Tu nesijausi, ai, čia tokia rami, aš moku čia rūkinti. Nevelnau, kiek aš to žuvies sudeginus, kiek aš jos sugadinus, kiek aš verkus prie tų rūkyklų, patikėkit manim. Jeigu būdavo ungurį šamą pakabini, tai va taip sėdėdavau prie rūkyklų. Ir vis darau duris, nes jeigu nukris, tai ten ir pinigai dideli. Ir daug esu sugadinus ir nieko. Kol tu nepraeisi to kelio, tu nieko neišmoksi, tu nieko. Čia be ašarų, be vargo nieko. Tai va, tai jeigu dar norit kažką paklausti, tai šiaip aš labai čia išsiplėčiau šiandien, noriu išsikalbėti, nes šiandieną turbūt mano paskutinė edukacija, aš labai daug metų jau nevedžiau edukacijų, šiaip esu viena, nes dukrytė 17 jinai veda su vyru, jau jie patobulino tą, kaip sakau, norėjau pabėgti užsienį, bet pasiliko čia ir dėkoja man ir yra laiminga ir visi dirbam ir užsidirbam ir darbo pilna, patikėkit mane. Ir nesenai 17 pasigimdė dvynukus berniukus. Tai va, tai esu prie to žuvies, va taip vis tiek. Ir esu jau baba, būsiu 5 anūkų. Jo, su babytė. Tai va, tai taip ir pasidžiaugti noriu ir viską. O šiaip, sakau, šiandieną yra paskutinė mano turbūt edukacija, nebent kažkas atsitiktų vaikams. Bet šiaip veda visada Laurynas ir Živilė mano dukra. Tai jau jie veda kokius turbūt 5 metus. Nes pradžioje vesdavau viena, viskas spėdavau ir prie rūkyklų, ir prie priekybų. Ir žinokit, tas kiemas, tai aš čia būdavau kaip įkalinta. Aš niekur negalėdavau išeiti, vaikus augini, vaikai dar nepadėdavo ir viską tu darai. Tai sakau, dar kaip mano vyras sako, nu šitiek vaikai jau taip nedirba kaip mes. Aš sakau ir labai gerai, nes čia mes tik vieningai turbūt taip ir dirbom, sakau. Nes tokį juodą darbą, tą pradžią viską nuo nulio, tai nėra lengva. Bet viskas gerai, visko džiaugiuosi, visko patenkinta. Praklausant patarimų iš tiekėjų, kad niekas neteikė to važiuoti tai kaziuko mugę, tai pavyzdžiui, tokie kiekiai, kad jūs čia įsivažiuote, nieko nereikia. Žinokit, vat galiu jums duoti kaip pavyzdį. Pavyzdžiui, čia viena rūkyklėlė yra ir matėt kitą. Nu, aš sakau, gali tu, kaip ir vyrgiukas, sakau, tu gali ir tas tvoras auksinės pasistatyti ir tų rožynų, bet tu turi žuvis ką nedaryti. Jeigu, ir vis tiek buvo dėl smalsumo, daug klientų eidavo ir į vieną pusę, ir į kitą, bet mes kiekvienas turim savo klientą. Ir tikrai darbo netrūksta. Ir aš nežinau, sakau, jau 30 metų dirbam ir turbūt, gal manęs čia ir nebeliks, toliau vaikai dirbs. Tai labai džiaugiuosi, kad dukra pasiliko, kad jinai yra laiminga, kad jie irgi eina visiems ir, kaip sakau, ir klientam ačiū, kad leidžia dirbti ir uždirbti. Nes tikrai, kada stengiasi, tau vis tiek tas atpildas sugrįžta. Nes jeigu gali tu ten daryti kažką blogai ir... Tai va. Tai dabar aš jums siūlyčiau, nes taip jau čia aš jūs ir užmigdysiu savo tom kalbelėm, o galėčiau kalbėti, kad ir iki vakaro. Tai dabar aš linkiu jums skaniai paragauti žuvelės, įvertinti, paskanauti ir jeigu patiks, va čia yra mūsų krautuvėlė. Ten dar rasit kitokių rūšių. Tai užsukit, tai pavalgysit, pasibūkit, neskubėkit. Ačiū labai. Prašom. Tikiuosi viskas gerai. Nu įdomu buvo, dabar žiūrėk, gausim.
štai krantinė, prieplaukos, o ten tolumoje, kur matosi dvi upės išsišakoja, ten jau yra Lietuvos Rusijos siena. Ir atmata, o į aną pusę Skirvytės upė teka.